Tai jau esat pirmoji kalėdų dienoj, išsidalinę dovanas ir namų šeimininkai jau privertė jūs suvalgyti tą, galbūt pagrindinį dienos patiekalą. Čia niūrės kalėdų. Čia klasika, čia žanr, aš tik sakau, taip būna. Tai aišku, kad noris kažkaip irgi galbūt praskaidrinti nuotaiką, nes čia dabar tas valgymo maratonas visas. Aišku, pasaulis ir čia turi visokių pasiūlymų iš kokteilio pusės. Tai ką aš norėčiau dar pasidaryti, yra šokoladinis apelsininis espresso. Iškart gerai skamba. Chocolate Orange Espresso Martini. Tie, kas žinot kavos kokteilius, ten aišku klasika yra espresso martini, atskirai graži istorija apie tai, kaip ten viskas atsirado ir taip toliau. Tai čia yra irgi toks posūkis netikėtas į šiek tiek kitą pusę, bet manau, kad tikrai labai geras. Kava man irgi su kalėdom asocijuojas, apelsinai ir šokoladas irgi. Aš dabar paminėti apie airišką kavą galvoju. Visi paminėti geri ingredientai. Muskatų. Mums reikės... Mums reikės apelsinų skonio degtinės. Čia tokia būna. Orange vodka. Mums reikės krem de kakao. Prancūzai daro visus tos kremus. Čia yra rudos spalvos kakavos arba šokolado sirupas, likeris. Būna kitokių spalvų? Aš turiu skaidrų. Ir mums reikės patron kavos likerio. Ir aš dar išsispausiu šlakelį espresso, vieną šotą. Tai va. Kavos ir kavos. Kavos ir kakavos ir apelsinų. Apie tai ir gėrimas. Tai aišku, pradedam vis laik nuo stipriausių ingredientų. Šį karčiais apelsinų degtinė. Ir jos mums reikės 45 ml. Ne 40 ml, 45. 15 ml šokolado arba kakavos, kaip norit. Tam aš turiu gražų šaukštelį. Ir kad būtų įdomiau, ne klasikinį kokį nors tenai kalūą, kavos likerį ar panašiai, o čia meksikiečių idėja, kad spiritas kavos likeriui turėtų ateiti ne tiesiog ten kažkoks neutrali degtinė, pavyzdžiui, bet, sakant, tai dedam savo mylimas agavas. Dažnai reikėtų įsivaizduoti, tai yra tekilos ir kavos likeris. 15 ml, tai tą patį šaukštelį. Visam gėrimui irgi priduos tokį, gal netikėtą agavos, nežinau, man su šventėm gal nėra asociacijos, bet tokį geriau nei tiesiog alkoholis. Tai va, tai patron kavos likeris. Reikia pasidaryti espresso šotą. Kol dar karšta. Prašau? Ne. Kol dar karšta, iškart į šeikerį. Visa sudėtinga operacija praktiškai baigta, belieka ledo pašeikinti ir susipilti į atšaldytą taurę. Taip. Ir atšaldytos taurės reikia. Gerai atvėsus. Nukošti reikia paprastai, kaip nereikia dvigubo sietelio, užteks tiesiai, nes visus kristalus paslėps kokteilio susidarius puta. Taurės forma čia kažkokią reikšmę turi? Aš laisvai interpretuoju. Nėra jokių užsakymų. Tai naudoju šitą vadinamą, nežinau, kup.
Tai iš vaizdo tikrai panašus į espresso martinį. Vienintelis papuošimas yra džiovinto apelsino ratukas. Į vidurį. Viskas. Apelsininis šokoladinis espresso martinį. O kučiukai? Nu dar ne šitam. O silkė? Nu dar irgi ne. Svogūno žiedelis. Mes klausom pasiūlymo. Tai Keptos vištos odelės. jau, kai jau viską įpusėjot dienos bėgyje valgyt, čia yra ta tokia paguoda, palaima, nežinau kaip pavadinti. Kad ne tik sunkus darbas per kalėdas yra valgyt, bet dar galima ir nors skanaus išgerti. Nu. Jo, visi, kas žino espresso martinį, sakys, kas čia, bet po to yra labai geras jausmas. Labai gerai, labai teisingai. Apelsinai su šokoladu. Kavutė ant viršaus. Visas desertas viename. Irgi, man atrodo, į silpnesnę pusę lyginant su klasikiniu espresso martinį. Ten daugiau degtinės yra. Aš negaliu atsikabinti nuo grietinėlę su muskatu minties. Bet čia skanu. Ar tinka kalėdom? Tinka. Kuri labiausiai nata sujaudinama yra. Kavos. Tai va, tai šitą jau skanus. sakyčiau, norit židinio. Jau čia yra toks. O prie židinio aš turiu trečią pasiūlymą. Fitness link. Ten tikrai prie židinio, pamatysit. Aš tikiuosi, židinio nebus. No. Nu, ką nors sugalvosim. Galiu žvakę pasiūlyti. Užsidėkim žvakutę.